Ok, pažiūrėjom toliau, ar ne? Taigi, kiti dalykai, kaip ir sakiau, pats pirmasis buvo, kurį aš pasiūliau, tai toms, kurios pradedate, toms, kurios dar nesate prasivaliusios savo praeities, nes nepaleidus praeities, neatsivers kitos. Visada mes turime atlaisvinti savo energiją. Suprantat, viskas, kas ateina į mūsų gyvenimą, ateina tada, kai yra kur ateiti, kur įsiterpti. O jeigu mes savo energetinį lauką laikome pilną praeities, ar ne? Aš nekartą esu sakius apie energijas, kur kalbėjusios su, kad turite vis prasivalyti namus, dulkes išsivalyti, kad ir prastumdyti šiek tiek perkilnoti daiktus. Apie spintą jau nekalbu irgi, kad spintą būtinai visą laiką reikia ne tik emocinį savo, ne, energetinį lauką pravalyti, bet ir fizinį. Bet nepravalius emocinio savo energetinio lauko, nėra kur ateiti kitiems dalykams, nėra kur įsiterpti kitiems vibraciniams dažniams ar ne kitoms energijoms. Todėl, ką aš kalbėjau prieš tai, yra, kad kaip prasivalyti, kaip padaryti erdvę. Žinot, visata nemėgsta vakumo, visata nemėgsta, kad yra tuščia, ar ne? Ir kai mes kažką pašaliname, tada gausi kažką kitą. Visada ateis kitas, bet vėl reikia būti atsargiems. Jeigu jūs atsisakėte kažkokio tai įpročio, kažkokio tai įsitikinimo, turite įkišti naują jūsų sugalvotą dalyką. Nes niekada tuštumos visata nepalieka. Negali būti. Sakykime, čia yra oras, ar ne? Va čia oras ir va šičia, va toj vietoj nėra oro. Ar ne? Nu, nėra taip. Visur viskas yra pripildyta. Ir kai tu prasivalai, jeigu tu sąmoningai nesukursi, kuom tu nori tą erdvę užpildyti, pagausi vėl kažkokį tai negatyvą. Negatyvų įsitikinimą arba įprotį. Todėl šitas kursas, kurį aš dabar parodau, yra, kad vat, kai jau tu tikrai esi išsiravėjusi piktžolės iš to savo daržo, štai čia dabar yra, kad mes laikom save tam kelyje. Laikome save, vat, tos energetiniam ar ne, laiptelis lipam į priekį ir vis duodam, penim savo pasąmonę su pozityviais, gerais, maloniais, teisingais dalykais. Taigi, dalinuosi vaizdu. Ir kitas tas mano kursas, čia vėlgi yra savarankiškas. Jei norite kas nors privačiai su manimi padirbėti, tai turite kreiptis tiesiai pas mane. Taigi kitas. Yra čia 5 savaičių kursas. Kiekviena pamokėlė vienai savaitei. Tai vat, nuo pradžių ar ne yra apie suvokimą, kaip reikia kontroliuoti savo suvokimą. Vaizduotė, kam vaizduotė yra reikalinga? Vaizduotė yra reikalinga ne, kad įsivaizduoti blogus dalykus, arba labai dažnai žmonės vaizduotę naudoja, galvojant apie praeitį. Vaizduotė yra mums reikalinga kurti ateitį ir kaip parsinešti ateities prisiminimus į dabartį. Tai vat, tam ir yra šita pamoka - vaizduotė ir vizualizavimas. Šitos dvi eina kartu ir jas kartu reikia pažiūrėti tą pačią savaitę. Paskui požiūris į viską. Kaip mes žiūrime į viską, tai yra, ką mes gauname atgal, ar ne? Mūsų požiūris tai mūsų kūriama energija. Nes, sakykime, palyginus netgi galite tikrai rasti palyginimą, kad jūs į vieną dalyką kažkokį, kad ir su savo vyru ar žmona, ar ne, su savo širdies žmogumi, tas kitas asmuo žiūri tą dalyką vienaip, tu žiūri kitaip, ar ne? Jūsų požiūriai gali nesutapti, nes jūs turite savo požiūrius. Tai vat, kaip suformuoti teisingą požiūrį, kuris tau padeda, o ne kaip tik tave nustato prieš tai, ką tu nori, ar ne, kad priešiškai tave nuteikia. Tai vat, kaip tą požiūrį reikia kontroliuoti. Labai svarbu. Toliau yra intuicija.
aš padedu susidraugauti su intuicija, nes intuicija tai kas yra? Intuicija tai kalba mūsų siela ir ten visi atsakymai mūsų glūdi. Mūsų intuicija žino viską, kaip bus už metų, už 5 metų, už 10 metų. Ir mūsų intuicija, jeigu mes išmoksime klausytis intuicijos, tai mūsų intuicija veda pačiu geriausiu ir teisingiausiu keliu. Taigi, kaip ta intuicija ir žinoma atmintis. Atmintis yra tai, kas labiausiai yra reikalinga. Bet vėl, atmintis. Ne prisiminti blogus dalykus iš praeities. Nu taip, praeitie ir gerų dalykų yra, bet žmonės visada mėgsta fokusuotis ant negatyvumo. Žiūrėkit, ką rodo per televizorių. Negatyvius dalykus ir žmonės, kiek žmonių stebi tos dalykus, nes mes esam tiesiog traukiami ar ne, pritraukti prie negatyvumo. Tai ir mūsų atmintis yra, bet kaip išlavinti tą atmintį ir eiti į ateitį ir, kaip sakiau, naudojant vaizduotę, mes parsinešame ateities prisiminimus. Ir užbaigimui šiek tiek, ne, užtvirtinimui, už tą įrašymui tiksliai, kaip tau toliau eiti, kaip tau toliau daryti. Ir prieimai prie šitų pamokų lieka visam laikui, taip kad tu gali grįžti, ar ne, po pusmečio vėl grįžti, jauti, kad palauk, vėl nuslystu, ar ne, nes visada reikia išlaikyti save ant to teisingo kelio ir jeigu jau tu jauti, kad kažkas prasideda ne taip, grįžti vėl, praeini iš naujo, klausimai, kiekvienos pamokos gale yra klausimai, kurie padeda suprasti, ko aš nematau, mes visi turime tas aklas vietas savyje. Kaip pavyzdys, tu tikrai gali pasakyti, ką blogai daro va ten tavo vyras, tavo draugė, tavo tenai kaimynė. Tu matai, ar ne? Kai kalba, tu gali pasakyti, kur blogai, bet kai tu pats tą darai, mes nepastebime. Todėl arba mums reikia mentorio ar ne kažkojo, kuris būtų stop. Palauk, ką tu čia kuri, ar ne? Kuris mūsų stabdo, arba yra klausimai, kuriuos tu atsakant ar ne, rašant, tu oi, gauni tą tokį suvokimą, kad ops, pati savo koją kišu, kur nereikia. Tai kiekviena pamoka turi klausimus, turi tam tikras užduotis, kurias tu turi atlikti ir praeiti. Ir taip pat yra dovanų ir, kaip sakiau, aš šitas dovanas irgi pridėsiu prie to kito kurso, kurį prieš tai rodžiau kitame įraše, yra meditacijos, yra labai nuostabios, lietuvių kalba, lietuviškai visko, dėkingumo, kontrolės paleidimo, aš esu afirmacijos, gausos meditacija, širdies atvėrimo meditacija ir labiausiai aš resursė, nuostabi meditacija tikrai. Tai šitie visi dalykai jums yra prieinami tik už 58 eurus. Ir iš tikrųjų, jeigu kas nors norite, abiejų, sakykime, ir noriu prasivalyti ir išlaikyti save tinkamam kelyje, tai mes galime rasti kompromisą, aš padarysiu dar šį mėnesį, padarysiu dar didesnę nuolaidą perkant juos abudu. Bet jeigu atskirai ar ne, tu nori, tu jau prasivalius esi, viskas tvarkoj, tai 5 savaičių dar kursas tau kelias į sėkmę ir kur aš lygiai taip pat irgi jau sakau, duodu jums tiek prieinamus dalykus, kad galite per 2 mėnesius išsimokėti po 30 eurų, tik tais jums bus. Taip kad, žinot, 24-ieji yra paskelbti tie tokie turtingiausi klestėjimui sukurti metai. 6 mėnesiai jau baigėsi šių metų, 6 mėnesiai. Kur tu nuėjai per 6 mėnesius? Pažvelk, ar tu pajudėjai, ar tu priartėjai prie savo tų klestėjimų, ar tu priartėjai prie kitokio to gyvenimo, bent šiek tiek prie to, ko tu nori. Ne? Daryk dabar, ženk tuos žingsnius, imk, ką aš duodu. Nes čia yra, pas mane, mano mentorė mane bara visada, kad aš tokiom kainom pardavinėju produktus. Tai, ką aš sukūriau, nes nebėra tokių kainų. Nebėra rinkoje už tokią kainą. Todėl aš dar šį mėnesį tave raginu, ateik pas mane, pasiimk, mokinkis, studijuok, naudok, nes jeigu tu neinvestuoji į save, tai kodėl tu nori, kad gyvenimas investuotų į tave ir tau duotų kažką? Viskas prasideda nuo kaip aš save vedu, ar aš save myliu, aš rūpinuosi savimi, ar aš tikrai skiriu savo ir laiko ir pinigų, tai čia yra, žinot, kai jūs investuojat pinigus, pinigai turi judėti, tu investuoji,
visata, gyvenimas kaip tik pinigais investuos į tave. Jeigu tu imi kažką nemokamai, aš klausaisi, imi kažką, kas nemokamai ar ne, iš kitų, tai atspėk, kas grįž pas tave. Iš tavęs nemokamai irgi norės kiti. Nenorės tau mokėti, norės pasimti irgi nemokamai. Todėl, kai tu investuoji visada, tada tu prisijungi prie to pinigų srauto ir užsuki tą ratuką, kai pinigai grįžta ir pas tave atgal. Tai, ko tu nori, ne vienas mano mentorius irgi yra tą pasakęs, tai, ko tu nori meilės gauti iš kažkur, duok meilę, ar ne? Nori pagarbos, duok kitiem pagarbą. Nori pinigų, duok tų pinigų. Tai neturi būti didelės sumos. Prisimenate, visatoje nėra matavimo vienetų, ar ne? Nėra kaip pamatuoti visatai. Net ir keli tavo kažkam duoti, tau gali sugrįžti tūkstančiais. Nėra tenai kaip matuoti. O tavo noras, ten ar koks milijonas, ar naujas namas, visatoje yra tik tais mažas taškelis, ar ne, mažas parkelio taškelis, tas tavo noras. Tenai nėra. Jeigu tu negauni kažko, ko tu nori, tu save vis dar limituoji. Tai vad pažiūrėk, ateik, pasimk tas pamokas, atsakinėk į klausimus. Taip tu suprasi, kur tu save limituoji. Suprantat, aš noriu jums padėti, bet jūs savo nepadėsit, neprimsit mano pagalbos, ar ne, kol neįsigysite, kol jūs nedirbsite rimtai su tai, ką aš duodu jums. Nes šitie dalykai, keičia gyvenimus. Keičiant savo mąstymą, požiūrį, viską, suvokimą, naudojant, aš duodu įrankius jums naudoti visam gyvenimui, savo ir savo vaikams. Vieną tokį dalyką, tai labai skaudžiai skamba ir ganėtinai žiauriai, bet ko tu nepasitaisysi savo gyvenime, ko tu neištaisysi savyje, tavo vaikai turės tą padaryti. Mūsų vaikai yra mūsų atspindys. Tu pasižiūrėk, kaip tavo tėvai gyveno ir tu pamatysi, ką tu nešiesi iš savo tėvų. Jeigu tavo tėvai būtų pakeitę tą dalyką, kažkokį įsitikinimą ar pinigų, ar santykių, ar darbo, nesvarbu, kurios rytį įsitikinimą, tu neturėtum to dabar įsitikinimo, pas tave būtų kitaip. Supranti, ką noriu pasakyti? Tai, ką tu nešiojasi ir tu nepradirbsi, gauna tavo vaikai. Vaikai gyvens tokį gyvenimą kaip tu. Jeigu tavo gyvenimas yra tikrai džiugus ir tu dėkinga už kiekvieną dieną, valio, tada aš labai džiaugiuosi dėl tavęs, bet jeigu yra, kad kažko trūksta, keisk, tu padaryk tą, priimk sprendimą, tu padaryk tą žingsnį, kad keičiu, nes jei tu nepakeisi, tavo vaikai seks tavo pėdomis. Taip jau yra. Mes esame įpročių žmonės, kaip aš jau sakiau. O kas tos įpročius mums suformuoja? Aplinka, ką mes matome ir matome ir matome visada. Bet kai mes jau esame sąmoningi ir suprantame, ar ne, kad ten yra tos košės, ar ne, pas mus galvoje, mes galime pradėti keisti į tai, ką mes norime. Taigi, šitas kursas, kaip sakiau, yra tik tais 58 eurai. Čia jau yra pažengusiams, kurios yra prasivaliusios ir išsimokėtinai irgi galima pasimti per 2 mėnesius. Ir jeigu, kaip sakiau, norite 2, abiejų, man parašykite, padarysiu nuolaidą, įmant abu kartu ir tą prasivalymą, ir tą pažengusiems jau šiek tiek. Tai va, einu žiūrėti, ką aš dar galiu papasakoti, turiu aš jums tų dalykų. Jūs tik man parašykite, pasakykite, su kuo reikia padirbėti, ar aš jūs nukreipsiu, į kur eiti, ką pasimti. Ate.